Šiaurės Ispanijoje gyvenimas verda Atlanto pakrantėje, o žmonėms vandenynas ne tik pramoga, bet ir darbas. Kai kuriems vandenynas tiesiog gyvenimas. Būtent pas tokius žmonės šiandien svečiuojasi Tapas LT komanda. Porto Munijos išskirtinė Galicijos įmonė, kurios pasididžiavimas retos ir neįprastos jūros gerybės. Jūros dumbliai, jūros ežio ikrai, jūros velnio kepenėlės ir daugybė kitų neragautų produktų. Taigi, eime pamatyti, kur gimsta kulinariniai šedevrai. Jeigu, žinoma, mus įleis. Šitą visą mažą neįleidom. Šitą nedidelę šeimos įmonę aptarnavo 25-30 žmonių. Ir iš tiesų, Porto Munijos istorija prasidėjo nuo dviejų žmonių – Rozos ir jos vyro Antonijo, kuris be to, kad yra virtuvės šefas, dar labai mėgsta nardyti. Apsirengę šiais nuosaviais kostiumais, jie neria į Atlanto vandenyną ir savomis rankomis surenka jūros dumblius, kurios vėliau naudoja šiame fabrike gamybiniams procesams. Skirtingų spalvų, skonių, tekstūros ir dydžio. Porto Munijos renka įvairiausius jūros dumblius. Juos galima valgyti ir žalius, tačiau neapdorotų jūros dumblių skonis tikrai specifinis. Todėl patinka toli gražu ne kiekvienam. Porto Munijos jūros dumblius konservuoja, džiovina ir paruošia taip, kad juos pagaminti būtų kuo paprasčiau. Negana to, virtuvės šefo Antonijo Munijos vadovaujama įmonė išleido dar ir savo kulinarinę knygą, kurioje daugybė receptų ir patarimų, kaip ruošti išskirtinius patiekalus su jūros dumbliais ir kitomis Porto Munijos jūros gerybėmis. Esta lata es bastante compleja porque lleva piñones, uvas pasas, ajo, cebolla, los muslos de codorniz, un toque de sal, un poco de soda, un poco de Un sabor, que vamos. Es una lata compleja. Ya. La pena es que solamente te cogen 3 litros y es una etapa para disfrutar un momento y ya está. Štai dar vienas produktas galintis per kelias minutes jūs nukelti į saulėtos Ispanijos paplūdimį. Pakuotė, kurioje telpa viskas, ko reikia tradiciniam ispaniškam ryžių ir jūros gerybių patiekalui. Krabai, kurie plaukioja sultinėje, yra nikoros. Tai labai tipinis Šiaurės Ispanijos produktas. Atidarysime ryžius, nes toks nurodžiamas duodasi aukščiau. O virtuvė, kaip žinom, virtuvės šefas yra arti Dievo. O tai tu gaminsi? Aš asistuosiu. Taigi, ruošiam ir ragaujam. Kaip jums tai patinka? Ispaniški pietūs pačioje jūros gerybių gamykloje. Kiti nuotykiai iš Tapas LT kulinarinės ekspedicijos Ispanijoje po savaitės portale elrytas.lt. Sevillanas, que es la parte